Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Paštu galime nusiųsti beveik bet ką. Nors laiškų šiais laikais žmonės beveik nebesiunčia, tačiau kai kurie paštą renkasi siųsdami narkotikus, gyvūnus bei kitus nelegalius dalykus. Taip siekdami išvengti teisėsaugos institucijų dėmesio. Tačiau savo išradingumu visus pranoko vienas amerikietis, paštu nusiuntęs visą banko pastatą. Visos Purcell Post Bank statyboms reikalingos medžiagos, apie 80 000 plytų, į Jutą nukeliavo paštu. Tai įvyko 1913 metais, kuomet Jungtinių Amerikos valstijų paštas pradėjo teikti siuntinių pervežimų paslaugas. Būtent tuo metu vienas verslininkas nusprendė statyti banką. Apsvarstęs visas galimas medžiagų reikalingų banko statyboms pervežimo galimybės, jis išsiaiškino, jog net 4 kartus pigiau būtų gabenti medžiagas, jas paprasčiausiai siunčiant paštu. Plytas jis tvarkingai supakavo į dėžes, kurių kiekvienas svėrė nedaugiau nei 22,5 kg. Toliau viskas klostėsi kaip sviestu patepta ir bankas buvo greitai pastatytas. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.